Labas, mėly bičiuliai. Tradiciškai du Gediminai, vienas didysis, kitas mažasis, arba vidurinysis, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai džiaugiuosi šiandien kalbėdamas su savo nauju svečiu, po kelių savaičių pertraukos grįžta nelengvų pašnekesių podcastas ir šiandien kalbėsim ir apie futbolą, ir apie gyvenimą vienu metu. Šiandien mano svečias yra Elijus, žmogus, kuris yra futbolo mentorius, kuris yra futbolo entuziastas ir apskritai turbūt galima drąsiai vadinti futbolo žmogus. Tai sveikas, Elijau. Gerą rytą visiems. Vienas malonumas būti su jumis. Tolimiausias teletiltas, kol kas būdavo dažniausiai su Vilnium, šį kartą teletiltas su Londonu. Tai kaip Londonas laikosi? Vasarėja, turim 30 laipsnių, dėl to pradedam naują vasaros sezoną ir, žinoma, laukimą pasaulio čempionato. Didžiausia metų futbolo šventė. Mes darom spėlionę su draugais, gal nori prisijungti? Galbūt ne tai, kad spėlionė, o tai, ko aš tikėčiausi. Ko tikėsi? Japonų finale. Oho. Aš galvojau, pusfinaliai būtų neblogai japonai. Pusfinaliai, jeigu neklystu, jie buvo 18 metais, kai belgams pralaimėjo. Beje, irgi 2-0 pirmaudami iki 80 kažkėlintos minutės, jeigu neklystu. Taip. Bet aš manau, kad ateina japonų laikas. Ir kitas dalykas, aš manau, kad jie tikrai to nusipelno. O kodėl? Dėl savo požiūrio. Mhm. Dėl savo požiūrio ir ne tik dėl požiūrio, visų pirma, dėl savo supratimo. Kas yra pagrindai, kurie leidžia rungtyniauti ne tik kad savo pilnų pajėgumų. Tai yra, kas yra pagrindai leidžiantis rungtyniauti pilnų pajėgumų. Ir manau, kad šiuo metu japonams lygių nėra. Mhm. Kaip ten būtų, kuri valstybė arba kuri šalis kvalifikavosi pirma į pasaulio čempionatą? Tai Japonija? Japonija. 28 įmušti ir 2 praleisti. Žinai, aš tris šalis palaikysiu. Aš šiaip esu Argentinos fanas nuo 94, kai pradėjau stebėti, ir Maradoną, kai išvarė. Bet man Kanidža labiau patiko už Maradoną. Tarsi Maradona, aišku, geresnis futbolininkas visom prasme, bet man Klaudijo Kanidža buvo toksai, mėgiamiausias žaidėjas. Bet aš Argentiną, aišku, tam savo ruoštų palaikau, bet aš šiam čempionate 3 rinktinės stebėsiu. Tai Japonijos, Norvegijos ir Anglijos. Norvegai labai, beje, Norvegija irgi kitas pavyzdys. Jie buvo išgaravę iš pasaulio. Nuo 98 nežaidė čempionatus. O dabar grįžo. O kodėl? Todėl, kad atėjo geri žmonės į futbolą, manau, pradėkim nuo to. Ir ką jie padarė? Jie grįžo prie pagrindų. Jo. Tai yra, jie pradėjo žiūrėti, o kodėl pas mus kažkada buvo taip, o dabar mes pradingome iš to pasaulinio futbolo žemėlapio. Dėl to grįžo ir viską pradėjo nuo pagrindų ir tai, ką dabar matome, tai yra to pasiekmė. Kas įdomiausia, kad Vokietija irgi tą patį praėjo. Jo. Kai jie 2001, jeigu neklystu, 5-2 pralaimėjo namie prieš anglus, jie sako, tvarka, gavome pamoką, grįžtam atgal prie pagrindų. Kitas dalykas, italai nepateko tų čempionatų iškėlės. Ir jie dabar kelia tą patį klausimą. Ar kažkur tai nepadarėme to, kas mus nustūmė arba uždarė kelią į ten, kur mes visada buvome. Žinai, kur paradoksas, Elijau? Serija A yra, mano nuomonė, antra lyga po Premier lygos pasaulyje, ta prasme. Pagal įdomumą, pagal žaidėjų klasę, pagal trenerių klasę, Seskas Fabregasas, ką padarė su Komo klubu, yra kažkas tokio, ar ne? Tai yra vėlgi tai yra žmogus, kuris atvirai sako savo interviu, kad pagrindai. Su Kobe Bryantu nesenai mačiau. Tipo fundamentals angliškai, ar ne? Fundamentals, pagrindai, taip. Ir tada gerai, klausimas tada kyla,
O tai kas tada yra tie pagrindai, nuo ko prasideda tie pagrindai. Jo. Ir vėlgi įdomu tai, kad pats Guardiola prieš kelis mėnesius davė interviu ir jisai tiesiai pasakė, kas yra tie pagrindai. Tai yra kovingumas. Taip. Ir irgi tai yra nieko naujo, nes aš atsimenu Jono Kazlausko interviu podcastą klausiau, gal prieš 1,5 metų, ir jisai tą patį minėjo. Taip. Kodėl ta 99 metų Žalgirio komanda buvo tokia unikali, nes kovingumo lygis Taip. buvo toks, kad nei Kinderiai, nei kas tada buvo? Olimpiakosai. Olimpiakosai ar ne, jo, paprasčiausiai nesugebėjo susitvarkyti. Jo. Nes žmonės galvoja, kad techniniai sugebėjimai yra kovingumo pagrindas. Ir tai yra, iš dalies tai yra tiesa, nes tavo techniniai sugebėjimai nulems tavo kovingumo lygį, bet tai yra tik tai vienas iš 4 veiksnių, lemintis tavo tą visapusį kovingumo lygį. O gal gali paminėti tos 4 veiksnius? 3. 3, ok. Todėl, kad ketvirtas yra mano slaptas ginklas, taip. Ir, bet būtent tą mes diegiame ekrane ir kai buvo akivaizdžiai matyti, kad tą galima įdiegti per pakankamai trumpą laiką. Ta patį mes darėme Bivone, beje, Bivonas, mano akim, kiek mačiau to Lietuvos futbolo, jisai būtent tuo ir išsiskiria, kad Andrius Markevičius, jis yra antiek progresyviai mąstantis futbolo vadovas. Beje, jisai ir pasikvietė mane į Lietuvą, Bendriaus. Tai aš kalbinau jis Valentiną Marinjono, Grizlio metodą dar kvietėsi, turbūt matėjai, ne? Jis taip, bet tai sugebėjimas prisikalbinti yra irgi yra įgūdis. Menas. Taip. Tai vienintelį, kad aš manau, kad visas Lietuvos futbolas turėtų, arba bent jau didžioji Lietuvos futbolo dalis turėtų lenkti galvą prieš Andrių, nes jisai tikrai atneša į Lietuvos futbolą tai, ko dauguma futbolo klubų, aš manau, net nemato tos svarbos. Kaip ten bebūtų, mane jisai atvedė į Lietuvos futbolą, jau tai viską pasako. Dėl to padėti žaidėjams išsiugdyti tą pilną kovingumo lygį ir yra tai, kas, aš manau, turėtų būti pagrindas kiekvieno, ne tik kad trenerio, nes treneriai dauguma žiūri į rezultatą. Jie galvoja, kad rezultatas atspindi klubo lygį. O aš manau, kad tai yra tik tai vėlgi maža dalis to, kas iš tikrųjų futbolo klubas yra kaip organizacija. Mikrokosmosas. Mikrokosmosas. Nes kaip ten bebūtų, jeigu paimsime miestus, kurie yra keli klubai, tai jau yra mikrokosmosas. Tačiau yra miestai, kuriuose yra vienas pagrindinis klubas, tai jau gaunasi kaip makrokosmosas. Nes futbolo klubas jau atspindi, gerai, Lietuvoje, tarkim, krepšinio klubas atspindi visą miesto veidą. Taip. Ir kultūrą. Ir dėl to tie žmonės, tie vedliai, kurie tai supranta, jie ir bus tie, kurie atspindės. Ir ne tik, kad atspindės, gal netgi padės tam miestui žibėti ir jausis kiekvienam miestiečiui svarbia to miesto dalimi. Ir, pavyzdžiui, ką pastebėjau, kad Lietuvoje kol kas nėra, ar pradingusi ta gyslelė priklausyti arba jaustis futbolo klubo dalim. Kaune yra, taip, Kaune viskas, ten Žalgiris. Vilniuje daro tą dalyką šiuo metu. Tas galbūt grįžta. Bet tas, kas buvo, tarkim, sovietiniais laikais, nes aš kaip ten būtų sovietinis vaikas, nors ir pabaigos, bet sovietinis laikas, kai buvo Vilniaus Žalgiris, kai jis užpildydavo pilną stadioną ir kai kiekvieną sezoną po patekimo į aukščiausią SSR lygą rungdavosi kaip lygos su lygiais, jeigu neklystu ir taurę laimėjo.
Bet įsivaizduoju, laikai buvo, kai be komunikacijos, be PR linkdavosi pilnas stadionas. Va čia yra amazing, ne? Taip. Tai aš manau, tai buvo tas noras priklausyti. Jo. Būti dalimi. Būti dalimi. Ir aš pastebėjau, kad vakaruose tai vis dar stipriai išlikę. Ir man labai įdomu, kodėl pas mus tas dingo. Vėlgi, jeigu paėmus Kauną, tai tenais visi Žalgiris, ten visi jaučiasi Žalgirio dalim. Taip. Bet kituose miestuose kažkodėl tai gerai, ekranas juk irgi tą turėjo. Turėjo. Kur tas turėjo savo laiku ir Vilniaus Žalgiris atkarpom turėjo nepriklausomybės, ar ne? Nu, tikrai buvo atkarpų, kai buvo tas Žalgiris labai svarbus. Jis ir dabar yra svarbus, tai be kalbų. Tai aš, pavyzdžiui, kaip žmogus 9 metais kažkiek dalelė prisidėjęs prie Žalgirio išgelbėjimo po Kastuvo eros, aš Žalgiriui simpatijas jaučiu iki šiol, kartais aš sako, kad heiteris esu, bet aš tai heitinu dėl to, kad noriu, kad Žalgiris būtų konkurencingas. Nenoriu, kad būtų dominuojantis, bet noriu, kad būtų konkurencingas. Taip, nes viena dominuojanti komanda tai paverčia, kaip anglai sako, Farmers League. Tai yra traktoristų lyga. Ir vienas klubas ir jokios intrigos nėra. Nes kaip ten bebūtų, žmonės labiausiai ir eina laukdami intrigos. Vėlgi didelę dalį klaidų ypač treneriai daro, galvodami, kad žmonės eina rezultatų. Ne, žmonės eina pasijausti dalimi. Ir vėlgi visos knygos, kurios žmonės yra, tai yra labiausiai pasaulyje sporto istorijoje pasiekusių žmonių sudėtos mintis ir patirtis. Ir visi sako tą patį, kad žmonės eina priklausyti ir jausis dalimi kažko didesnio negu jie patys. Ir rezultatų siekimas yra pagrįstas tuo pačiu principu. Tai yra sugebėjimas perteikti žaidėjams tokį atsidavimą, kad jie paaukoja savo tą egoistinius tikslus vardan komandos tikslų. Ir tai nėra skirtumo, ar tai būtų futbolas, ar tai būtų krepšinis. Philas Jacksonas savo knygoje, jisai visą straipsnį tam paskyrė, kur jisai pavadino Sacrificing me for us. Tai yra paaukojant aš dėl mūsų. Ir čia yra vienas iš kovingumo elementų, manau, ne? Čia yra vienas iš pagrindinių kovingumo elementų. Atspėjau. Taip, dėl to, kad kai žmogus eina vedamas aš ir kai jisai susiduria su netikėtais sunkumais, jisai jo pasąmonė dirba taip, kad aš galiu pasitikėti tik tai savimi. Ir tai dažniausiai jį priverčia visų pirma daryti klaidas. Čia pirmas dalykas, bet prie to grįšime. Bet kai žaidėjai, kai eina su mąstymu, kad aš einu ne dėl savęs, o dėl komandos, automatiškai žino, kad kai man bus sunku ir komanda eis už mane. Tai čia tas ir yra tas komandinis atsidavimas, ta komandinė gysla, komandinė atmosfera. Tai čia Aleksandras Diuma išrado šitą dalyką, jeigu ką. Aš manau, tas dalykas buvo jau akivaizdžiai pažymėtas ne tik kad rašytojų, bet ne tik kad šiuolaikinių rašytojų, bet ir senovės filosofų. Tai yra pirmas, kuris jau taip apibendrino, tai buvo Sun Tzu. Savo veikale Karo menas. Tai yra, kaip ten būtų iki šių dienų, tai yra veikalas, kuris yra laikomas kaip ir karo teorija. O jeigu mes paimtumėm sportą, tai patinka tas ar nepatinka, bet tai yra karo išraiška. Galbūt, tarkim, ne karo, bet, tarkim, mūšio išraiška. Ir
Ir Aleksandras Diuma tą paminėjo būtent savo 4 muškietininkuose, jisai labai tą akcentavo. Visi už vieną, vienas už visus. Jo. Bet vėlgi, kodėl kai kurie žmonės, ypač rašytojai, ypač meno žmonės, tai supranta. O atrodo, toks paprastas dalykas sunkiai yra suprantamas tiems, kurie yra labiausiai atsakingi už tą. Tai visų pirma yra vadovai ir netgi treneriai. Jo. Nors atrodytų, visos žinios yra atvirai išdėstytos, Jo. tik reikia noro eiti ir tų žinių paieškoti. Tai va, tuo aš ir turbūt tam ir paskyriau savo gyvenimą, kad eiti ir tiekti tas žinias ne tik kad žaidėjams, tačiau ir komandų vadovams. Be kas liečia Vilniaus Žalgirį, tai labai įdomus faktas yra, kad kai aš pirmą kartą susidūriau su Lietuvos futbolu, tai yra prieš 2 metus, kai pirmą kartą atvažiavau į Biuoną, ir tuo pat metu Andrius Kerla buvo Hegelmano vadovas, Hegelmano treneris. Dėl to aš žiūrėjau jų treniruotę ir po treniruotės turėjau gal 15-20 minučių pokalbį su Andrium. Ir beje, viską lietėm tas pačias temas kaip ir dabar. Ir Andrius tiesiai šviesiai pasakė, gerai būtų tokį žmogų turėti kiekvienam klube. Ir kas įdomiausia, dabar stebėdamas jo interviu, jeigu neklystu, po rungtynių su Džiugu. Jisai sako, mano kaip trenerio yra užduotis rasti visus atsakymus, kurie padės komandai pereiti per šitą sunkų etapą. Ir jisai yra tiesiog... Žinai, kokia yra daina šiuo metu apie Vilniaus Žalgirio situaciją? Labai įdomu būtų išgirsti, negirdėjau. Stuck in a moment and can't get out of it. YouTube daina. Bet tai yra visiška tiesa, tik tai reikia rasti priežastį dėl ko. Tai yra beje, kaip Kauno Žalgiris, kokioje situacijoje dabar. Stuck in a moment and can't get out of it. Kas įdomiausia, kad o Liverpoolis? O Liverpoolis dar labiau. Taip, atrodo komanda, kuri laimėjo Premier lygą, kuri paprasčiausiai nušlavė praeitais metais Premier lygą, kurie atsivedė krūvą naujų aukščiausio lygio žaidėjų ir atrodė, kad dominuos ir šiemet. O pasirodo, realybėj buvo visai kitaip. Jo. Ir skirtumas tarp tų komandų, kurios yra viršuj ir kurios yra apačioj, kad tos, kurios viršuj, jos visada randa savyje kažką tokio, kas padeda joms išbristi iš tos duobės, iš tos stuck in the moment, daug greičiau, negu tai užtrunka toms komandos, kurios apačioj. Nes dažnai yra taip, kad bet kuri komanda, ypač Anglijoje, tai netgi dabar pažiūrint ir į Žalgirius abudu, kad kiekviena komanda, jinai turi galimybių laimėti prieš bet kurią kitą komandą. Tačiau skirtumas, kad vienos komandos tai gali daryti pastoviai, tada nukris, bet jos greitai sugeba atsistatyti. O tos, kurios yra apačioj, jos turės sukrito kortos, kaip liaudis pasakytų, ir 1-2 kartą paėjo. Bet jie labiau priklauso nuo tų kortų sukritimo, negu nuo įgūdžio, nuo to žinojimo ir tikėjimo ir sugebėjimo, kad mes tą pasieksim. Kaip simboliška, kad tu kalbėjai apie Vilniaus Žalgirį, apie kortas. Ten kortos svarbus elementas yra gyvenime. Kortos. Jeigu žmonės stato savo sėkmę nuo kortų sukritimo, tada jie turi paprasčiausiai pripažinti, kad šiuo metu kortos nekrinta. Jo. Nes yra tie, kurie sako, kurie sugeba sakyti, kad mes statysim mūsų pasiekimus ant mūsų pačių sugebėjimų, o ne ant kortų sukritimo. Tik tai... Yra skirtumas esminis, man atrodo.
Nu, čia ir yra taip, čia tu teisus, čia tai ir yra esminis skirtumas, ant ko žmonės stato, tą ir gaus. Tai kartais... Nes kortos gali nekristi metai, žinai, yra toks ir downswingas yra vadinamasis kortose, žinai. Kol neatsibos, nekris tol, kol neatsibos ir žmonės nuspręs, kad gal jau užtenka laukti sukritimo ir ėmamės patys veiksmų, kurie rezultatus lems nuo mūsų pačių, ne nuo kortų sukritimo. Tai Žalgiris imasi veiksmų, o dabar išvažiavo į 4 dienų stovyklėlę Druskininkuose, klausimas, kas toj stovyklėlė vyks, žinai, nes, pats faktas galbūt geras, klausimas, koks bus turinys, žinai, to fakto. Tai irgi tas nieko unikalaus nėra, nes Anglijoje kiekviena komanda, jie turi periodus, kur važiuoja ar tai būtų Katarai, ar tai būtų Pietų Ispanija, tam, kad padėti, vėlgi, kokia to priežastis? Tam, kad ištraukti žaidėjus iš kasdieninio komforto zonos. Jo. Dėl to, kad kai žmogus pripranta prie komforto, jam truputėlį, kaip čia pasakyti, bet koks komforto zonos pasikeitimas gali signalizuoti, tai nėra garantuota, bet gali signalizuoti kaip pavojų signalą. O kai žmogui yra signalizuojamas, kai žmogaus protas priima pavojų signalą arba jaučia pavojų signalą, automatiškai įsijungia tai vadinamas fight or flight. Tai yra mechanizmas, tai yra arba muškis arba bėg. Dažniau bėga žmonės. Priklausomai nuo jų psichologinio ir kognityvinio lygio. Dėl to, kad tai yra nepilnas apibūdinimas šito mechanizmo. Dėl to, kad realybė yra, beje, jeigu žmonės įsivestų fight or flight lietuviškai, ir tenais yra parašyta pačioj, kad kartais tam yra pritaikoma ir trečias būsenas, tai yra freeze. Tai yra išsigandusio katino sindromas. Tai kai katinas yra pasišiaušęs ir jisai tuo metu užstringa. Tai yra fight, flight or freeze. Ir ant kiek gerai išvystytas yra pas žmogų šitas mechanizmas, priklausys, kokį sprendimą jisai pasirenka. Tai yra netgi paimam tą patį futbolą. Tai yra, jeigu tu matai, kad link tavęs bėga puolėjas su kamuoliu, tu esi gynėjas, pas tavai yra irgi, ar aš einu link kamuolio, ar aš atsitraukinėju ir paprasčiausiai duodu daugiau laiko mano komandos draugams grįžti ir padėti man apsiginti. Taip pat, jeigu žaidėjas yra su kamuoliu, pas jį irgi yra arba fight, tai yra ar aš žaidžiu kamuolį į priekį, ar bandau pats apsivesti, ar priemu sprendimą flight, tai yra sužaisti atsargiai ir atsižaisti kamuolį atgal. Tai va tas momentas, freeze, tai yra momentas, kuris lemia, ant kiek teisingas bus priimtas sprendimas. Ir lyderiaujantis pasaulio psichologai sako, kad būtent šitas mechanizmas, būtent šito ant kiek efektyviai yra atidirbtas šitas žmogaus, kuris yra natūralus, protinis mechanizmas ir nulems žaidėjo kokybę. Dėl to, kad visada bus momentai, kai viena komanda turi viršų, tai kita komanda turi viršų. Tai viena, tai kita. Dėl to sportas ir yra įdomus. Jo. Ir žaidėjų priėmami sprendimai, būtent tais momentais, kai priešininkai turi viršų. Ir nulems, kaip jie išgyvens tą momentą, kai atrodo... Adversity yra geras žodis, ne? Teisingai, bet tuo pačiu metu. Ir kai ta pati komanda yra viršui, tai yra jie turi iniciatyvą,
Jo. Ant kiek jų gerai išdirbtas šitas mechanizmas ir priklausys, kiek jie kurs pavojingų progų, ar paprasčiausiai tas viršus jisai bus prarastas ir nebus sukūriama nieko, kas padėtų komandai pasiekti rezultatą. Tai yra visų pirma įvarčių kūrimas. Tai va, grįžtant prie tų veiksnių, kurie lemia kovingumą, tai pats pirmas yra fokusas, arba tai vadinama lietuviškai koncentracija. Kodėl? Dėl to, kad kuo aukštesnį lygį turi žaidėjas arba sugebėjimą išlaikyti koncentraciją tam kaip įmanoma ilgesnę rungtynių dalį, tuo didesnis šansas, kad jisai priims teigiamą arba gerą sprendimą. Ir tai nėra skirtumo ar gynyboje, ar puolime, ar gynybos, ar puolimo metu. Kitas dalykas, kad dingus koncentracijai pasipila klaidos. Dėl to aukščiausio lygio komandos, arba dėl to komandos, kurios yra viršui, jos visada sugeba laimėti daugiausiai rungtynių per paskutinės 15-20 minučių. Per paskutinės 20-15 minučių. O komandos, kurios yra apačioj, jos pralaimi daugiausiai rungtynių arba praranda daugiausiai taškų per paskutinės 15-20 minučių. Aš darau jau šitą tyrimus metų metus, jau netgi baigiau, nes tai yra labai retai bus, kad komanda, kuri neiškrito, kuri išgyveno, ypač Premier lygoje ar Anglijos lygose, bus praradusi daugiau taškų negu ta, kuri išgyveno. Buvo, kad Brightonas buvo praradęs daugiau taškų, jie išgyveno, jeigu neklystu, 17, sugebėjo išsilaikyti 17-18 metų Premier lygoje, Aston Villa iškrito. Bet 9 iš 10 kartų komanda, kuri pralaimi daugiausiai rungtynių per paskutinės 15-20 minučių, bus visada apačioj, o komandos, kurios sugeba laimėti daugiausiai rungtynių arba iškovoti daugiausiai taškų per paskutinės 15-20 minučių, bus tos, kurios visada bus viršui. Ir tai yra... Gerai, kad Brightoną paminėjai, sergu šitą komandą pastaruosius kokius 4 metus. Ir man žiauriai patinka tos komandos modelis per pastaruosius metus. Tony Blumas, man atrodo, iš viso vienas genialesnių yra žmonių šioj planetui. Tai kaip tu galėtum Brightono sėkmę apibūdinti ir jų receptą? Tony Blumas, kas įdomiausia, kas jisai per žmogus? Nu, jis yra gambleris. Jis yra gambleris. Ir jis ne vienas, kas įdomiausia, Brentfordo bosas irgi yra gambleris. Jo, ir Brentfordas irgi rodo gerus rezultatus. Ir pastovius. Kas įdomiausia su Brightonu, kad jie ne tik kad rodo pastovius, bet jie ir dar ir kopia į viršų. Kai Brentfordas, jie tarkim pasiekė savo lygį ir jie panašu, kad laikosi tam lygiai. Kuo skiriasi gambleriai, ypač profesionalūs gambleriai? Jie labai gerai supranta oddsų. Odds, tai čia lietuviškai koeficientai, bet tai nėra. Tai yra, jie supranta skaičių arba šansų galią. Ir jie labai gerai, jie dėl to turi labai gerai išvystytą mechanizmą verta-neverta. Verta-neverta rizikuoti. Ar būtent tą, kai mes dabar kalbėjom apie tą patį fight or flight. Ir Tony Blumas, jisai yra pasižymi tuo, kad jisai ir kaip gambleris, ir kaip pokerio žaidėjas. Jisai demonstravo tą patį mechanizmą kaip žaidėjas ir dabar demonstruoja tą patį puikiai išvystytą mechanizmą, sprendimų priėmimo mechanizmą, kaip futbolo klubo vadovas. Man jis vienas unikaliausių klubo vadovų pasaulyje šiuo metu. Tikras gambleris. Jo. Tai žmogus iš to pasistatęs Fortune, savo susikūręs milijonus, ta prasme. Ir Brightonas yra pavyzdys, kaip reikia ir vystyti žaidėjus,
ir kaip rezultatų neprarasti tuo pačiu metu. Nu, aišku, kartais būna geresnis sezonas, kartais prastesnis, ne, tai visko būna, tai čia yra tas jau korto ėjimas, kaip sakoma, tau kortos gali neiti fatališkai ir tu ten nieko negalėsi pasiekti daug. Matai, kai prarandi arba kai esi tokioj situacijoj, kai turi atiduoti savo geriausius žaidėjus kiekvieną sezoną, Jo. tai yra, tada priklausai, jau iš dalies priklausai, ant kiek tau sukris kortos, kad žaidėjai, kurie ateina pakeisti tų, kuriuos praradai, bus tokios pačios kokybės, kaip ir tie, kuriuos praradai. Jo. Bet tai nuo to ir priklauso organizacijos kokybė ir organizacijos stiprumas. Jo. Dėl to, kad geriausi vadovai, jie būtent užtikrina tą mechanizmą, kad jie supranta, kad mes nesame Manchester United, nesame Chelsea, nesame Manchester City, mes turėsime prarasti žaidėjus. Dėl to jau kaip minimum turime sukurti mechanizmą, kad turime kuo pakeisti tuos žaidėjus naujais. O tai yra sunkiausia. Jeigu nesi pačiam viršui, piramidės viršui, Mitybos grandinės viršuje, ne? Mitybos grandinės viršui, vadinasi, turi suprasti, kad tai yra realybė. Nes paėmus Newcastle pavyzdį, kaip jie bandė išlaikyti, kaip jie galvoja, kad jie jau yra grandies viršui, mitybos grandies, kaip jie pabandė sužaisti su Įsaku. Ir Eddie Howe'as turėjo pripažinti paskui, kad tai buvo jo didžiausia klaida. O tuo jisai ir skiriasi, tarkim, nuo Guardiolos, kad Guardiola tiesiai sako, nei vienas žaidėjas, kuris nenori būti mano komando, nebus laikomas per prievartą. Ar tai būtų Alvaresas, ar tai būtų bet kuris kitas žaidėjas. Ar tai būtų ne Philas Fodenas, o Cole Palmeris. Nei vienas žaidėjas nebus didesnis. Nu, Jadon Sancho dar anksčiau. Bet kuris, taip. Ir vėlgi tai rodo tą galbūt vidinę trenerio stiprybę, kai jisai žino, kad man nereikia žaidėjų, aš sugebėsiu pasiekti tai, ką užsibrėžęs pasiekti, ir su tais, arba būtent su tais, kurie nori būti organizacijoje, vietoj tų, kad galbūt jie yra kažkuo geri, tačiau jų noro būti čionais nėra. Ar galim, Elijau, nušokti nuo Brightono šiek tiek ryčiau, gerokai ryčiau, į Žemaitijos regioną? Aš noriu tau paminėti kelis faktus. Telšių Džiugas yra antras top lygai, taip? Taip. Kretingos Minija, Plungės, Babrungas 1-2 pozicijas užima pirmoji lygai, taip? Taip. Mažeikių atmosferą pradėjau dirbti šiame klube ir manau, kad mes turim rimtų ambicijų ir rimtų resursų pasiekti irgi tikslų per artimiausius porą metų, ne? Taip. Kaip tu Žemaitijos fenomeną? Dar nepamirškim, kad Gineitis su Jonušaitė yra jau po 2 kartus geriausi futbolininkai, kilę iš Mažeikių abudu. Tai kaip tu tą Žemaitijos fenomenas, kaip tau atrodo, gal gali atsiliepti? Nu, galbūt būtent dėl to kryžiuočiams nuo neseniausių laikų taip ir rūpėjo Žemaitija. Jo. Žemaičiai yra tvirto charakterio būdo žmonės. Aš pats turėjau labai... Ir japonai prideda dar savo spalvų, žinai. Aš mačiau, aš atkreipiau dėmesį. 5 japonai vienoj komandai, tai yra pakankamai unikalu. Jo. Nes didžiausias Europoje legionas be japonų. Jeigu neklystu taip, kad 5 nėra, o jeigu paimti buvusį Manchester United trenerį, tai jisai tiesiai pasakė, kad jo manimu kiekviena komanda turėtų turėti, kaip minėjau, bent jau vieną japoną. Ir kadangi pats praleidau dalį laiko ekrane, ir tenais irgi yra vienas japonas, aš pirmą kartą gyvenime ant tiek artimai dirbdamas su žaidėjų iš Japonijos supratau, kodėl. Gali prasiplėsti? Taip. Tai yra, vėlgi visų pirma, tai yra jų profesionalumas. Tai yra,
jų nereikia raginti. Jie dirba pilnu pajėgumu, be to, kaip šiandien, be būtinybės juos raginti. Tai mūsų japonai patys eina į salę kilnuoti svarmenų, ten dirbti su individualiais treneriais. Nieks ten jų, mūsų netgi, kai kada vadovai šneka, kad jie per daug ten dirba, o jie dirba tiesiog, žinai. Čia įdomu paminėjai faktą, kad jeigu jau vadovai patys užsiminė, jog žaidėjas dirba per daug, tada klausimas, o kas geriau žino? Ar vadovai, ar treneriai, ar pats žaidėjas? Jo. Kodėl tai aš tai paminėjau, nes aš skaičiau Gennaro Gattuso postą, kai jisai paminėjo savo patirtį Škotijoje. Tai yra jis atvažiavo, jam buvo tai visiškas kultūrinis šokas po Italijos. Ir jisai pasakė taip, okei, atvažiavau, neturiu ką veikti, varau dirbti. Jisai po 4-5 treniruotės į dieną darydavo. Tai jeigu žaidėjas pasako, kad jisai tapo tokiu, kokiu tapo būtent dėl to nuoseklaus, neperstojimo. Tai Gennaro Gattuso 0 duomenų, ten talento nedaug, bet pasiekė žmogus nerealių laimėjimų, pasaulio čempionas, nepamirškim. Ir vienas iš pagrindinių tos Italijos rinktinės žaidėjų. Kitas dalykas, kodėl jisai atsidūrė. Be materacio. Jis irgi padarė savo idėją. Jo, jis padarė rimtą darbą. Taip, bet kaip galėjo Gattuso atsidurti Glasgow Rangers? O dėl to, kad jis Italijoje net nebuvo reikalingas. Jo. Nieks jo nelaikė rimtai ir kas įdomiausia, jisai net nenorėjo važiuoti į Škotiją. Kol jam tėvas neatėjo ir pasakė, klausyk, sako, ką jie tau siūlo, tai yra daugiau negu aš dirbsiu per visą savo gyvenimą. Tu gal proto neturi, sūnau. Tai žiūrėk, kitas pavyzdys itališkas. Andrea Pirlo nebuvo reikalingas Juventusui, nes buvo per senas 30 metų būdamas. Atsimeni? Taip. O ką žmogus pasiekė per likusius ten 7 karjeros metus, tai yra kosmos. Taip. Bet tai vėlgi, manau, surastumėm ne vieną pavyzdį. O tai Šarūnas Jasikevičius, jisai Žalgiriui nebuvo reikalingas, turėjo Lietuvos Rytą vadyti. Jo, buvo. Vadinasi, tų pavyzdžių yra pakankamai ir jų galima surasti turbūt netgi ne 10, o 100. Tačiau kas įdomiausia, kad būtent šitie momentai ir lemia pačio žaidėjo tobulėjimą, tad būtent tas sukrėtimas, kai atrodytų ten, kur tu iš tikrųjų priklausai, kur tu jauti, kad priklausai, tavęs nenori ir tu patenki ten, kur kas tau duoda galimybę, tu būtent ten atsiskleidai. Ar kiekvienas, nežinau, žaidėjas, čia krepšinio pasakysiu pavyzdį, ar kiekvienas, tu Jasikevičių paminėjai, ar kiekvienas žaidėjas turi savo, ar ankstyvoje karjeroje turėti Zmago Zagadiną, kad jį atskleistų? Jeigu nesulaužo jo. Dėl to, kad vėlgi, tam, kad žaidėjui padėti pilnai atsiskleisti, tu turi treneris ar tai būtų mentorius, ar tai būtų netgi tėvai, turi suprasti jo unikalius arba jam specifinius neurologinius ypatumus. Tai yra vienam žaidėjui gali reikti pastovaus padrąsinimo, o kitam atvirkščiai, jo ego gali būti antiek didelis, ypač kuo tai yra geresnis žaidėjas, kad jį reikia atvirkščiai apraminti. Dėl to, nuo ko ir pradėjom pokalbį pradžioj, kad nesupratimas, kad kiekvienas žaidėjas yra unikalus ir yra didžiausia priežastis, dėl ko tiek daug žaidėjų iš tikrųjų nepasiekia savo optimalaus lygio, kaip ten bebūtų mano klasiokas.
Povilas, jisai buvo Lietuvos jaunučių kapitonas, po 15-16 metų metė futbolą išvis. Ir labai daug literatūros yra būtent apie tai. Beje, kitas dalykas, Cruyffas pats pasakė, dabar mes žiūrim į Guardiolą, dabar mes žiūrim į Artetą. Viskas prasidėjo nuo Rinuso Michelso, prasitęsė per Joganą Cruyffą ir atėjo iki Guardiolos. Ir dabar iki Artetos. Tai net... Arteta, Maresca, nu čia jau yra jau mokiniai. Tai, Šavi, tai Rinus Michels iki šiol yra... Čiabi, nu jo. Rinus Michels yra iki šiol vienintelė futbolo, kaip galima pavadinti, Biblija, kurią studijuoju ir kad ir kur važiuočiau, aš visada ją imu su savim. Dėl to, kad... Rinusas Michelsas legendinis asmenybė, bet kreatyvi. Nu, tai ir Fergusonas, ir Arsenas Wengeras visi minėjo Michelsą kaip jų žinių. Mentorių. Taip. Tai yra, kaip ten bebūtų, iki šiol vienintelė futbolo sistema, kuri egzistuoja, tai yra Total Football, buvo išrasta ar sugalvota, ar patobulinta iki galo Rinus Michels. Jo. Beje, visas šiuolaikinis futbolas yra, galima sakyti, vienokia ar kitokia totalaus futbolo išraiška. Jo. Nes kiekvienas treneris svajotų apie jo komandos sugebėjimų žaisti, tik tai ne kiekvienam tas leidžiama. Arba ne kiekvienam... Aš manau, kad net totalinė gynyba Katenačio savo prasme ir esmė yra totalinio futbolo atmaina. Čia, kaip žinai, ateistai netiki dievų, bet kažkodėl rodo špygą į dangų. Tai kam jūs rodo tą špygą? Pilnai pripažįstu. Vėlgi, totalinė gynyba. Koks skirtumas arba koks tikslas tos totalinės gynybos, jeigu tu laimėjęs kamuolį atgal, nieko su to kamuoliu nepadarai? Jo. Tai yra, kaip ir viskas gyvenime, tai yra pagrįsta balansu. Ir beje, vėlgi, ar tai būtų Cruyffas, ar tai būtų Michelsas, jie būtent tą ir minėjo. Ypač Michelsas prieš pasirašymą 88 metų Europos čempionatui. Jisai būtent daug savo knygų minėjo, nei apie puolimą, nes tai buvo Gultas, tai buvo Van Bastenas ir iš kitos pusės tai gynyba irgi turėjo geležinę. Buvo suradimas to balanso. Ne tai, kad statom ant mūsų neįtikėtino puolimo ir ne tai, kad statom ant mūsų super patikimos gynybos. Ant to pačio balanso perėjimo iš gynybos į puolimą. Ir kaip ten bebūtų, pirmas rungtynės prieš SSR Olandai pralaimėjo. Taip. Bet jie, kaip Michelsas paminėjo, jisai surado, kas buvo Sovietų Sąjungos varikliai ir paprasčiausiai sugebėjo juos neutralizuoti. Bet pažiūrėkime, po 4 metų, kas įvyko, Danija su totaliniu futbolu laimėjo Europos čempionatą. Danija laimėjo. Taip, kuri net nebuvo patekę nebuvo patekę į čempionatą, dėl Jugoslavijos diskvalifikacijos pateko čempionatą, susirinko per kelias savaitės ten Laudrupai ir visi kiti genialų žaidėjai ir padarė darbą nerealų. Taip, Michelsas irgi minėjo savo knygoje būtent tą, kad kartais tas šokas, tas pirmasis šokas, jis gali būti antiek stiprus ir antiek jungiantis visą komandą, kad komanda paprasčiausiai eina automatiškai, vien tik dėl to, kad jie praėjo tą tokį, viskas, turim greičiau varyti, kaip bus, tai bus varom. Beje, Jonas Kazlauskas savo podcaste, jisai irgi minėjo apie tą 99 metų finalinį ketvertą, kad jie ėjo be jokios baimės. Tai yra, mes jau pasiekėm daugiau, negu iš mūsų kažkas tikėjosi. Ir mes tenais einam paprasčiausiai žaisti. Ir būtent tas, kad einam paprasčiausiai žaisti, ir yra ta stiprybė, ta psichologinė būsena, kuri nuima stresą. O kaip žinoma, stresas yra pagrindinis pasiekimų žudikas. Dėl to, kad stresas įjungia fight or flight sindromą.
Žinai, dėl ko aš rūkau? Dėl to, kad koncentracijos neprarasčiau šitam pokalbiui. Supratau. Čia Jeigu yra mano saviiliuzija, bet man šitą saviiliuziją labai pasitarnauja, žinau. Taip, jinai veikia tol dėl to, kad tu tiki, kad jinai veikia. Jo. Bet jeigu surastum efektyvesnių būdų, kurie padeda išlaikyti tą savybę, ar dėl kurios tai darai, automatiškai naudotum tai, kas yra efektyviau. Jo, aš nereklamuoju rūkimo jokių būdų, ta prasme. Tai manau, kad tai yra blogas dalykas, bet man tai padeda koncentraciją išlaikyti, ta prasme. Kitas dalykas, kodėl tai, ką pasakei, yra tiesiogiai susiję ir su tuo, ką žaidėjai praeina, ypač rungtynių pasiruošimo metu. Nes jie turi tai vadinamą savo sėkmės ar farto kažkokius tai simbolius. Jo. Ir kiek teko domėtis, tai yra antiek stiprus tikėjimas, kad kartais jie gali tai sėkmingom kojiniam priskirti, netgi sėkmingiam apatiniam. O praeitą kartą žaisiu pastoviai, o kai kurie netgi neplausiu. Jo. Tol. Nekirpsiu nagų, nesikirpsiu galvos, ta prasme. Yra daug tų farto, kaip tu sakai, dalykų. Taip. Ir beje, pakankamai didelę dalį to darbo, to pastangų, kurias įdedu bendraujant su žaidėjus, tai jiems išmokyti, kad yra kiti daug svarbesni veiksniai arba faktoriai, kurie lemia tą nusistatymą ir tą patį savęs įtikinimą, kad man eis, negu tokie dalykai, kuriuos paminėjom. Nes kaip ten bebūtų, kaip teisingai paminėjai, tai yra visų pirma, gali pasiekti tik tai, ko pats tiki. Jo. Tai yra, jeigu tiki, kad tai, ką darai, padeda tau išlaikyti koncentraciją, tu tai ir darysi. Jo. Bet jeigu tavo ateis man patinka, žinai, Napoleono frazė, ta garsi, sako, siek neįmanoma, pasieksi maksimumą, žinai. Gali pasiekti tai, tik tai, ko gausibrėžė. Kito neįmanoma. Galiu aš tau išvardinti mano nuomonę geriausius šiuo metu 3 pasaulio futbolininkus, apie juos pakalbėsim. Žinoma. Bet čia mano nuomonė, tik mano nuomonė. Aš gali kiti ginčytis ir turėti savo trejetus čia, žinai. Kaip sako, navkusi nacija tavarišė net, ne? Gyvenimas yra gražus tuo. Tas trejetukas, mano nuomonė, be pozicijų 1, 2, 3 yra Kviča Kvaračkelija, Bruno Fernandešas ir Maiklas Olise. Kas juos daro gerais futbolininkais? Jų sugebėjimas sukurti kažką iš nieko. Beje, tai daro šitas pats įgūdis, jisai darė ir De Bruyne prieš tai, ir bet kokį kūrybingą žaidėją daro būtent tai, kad jie mato tai, ko nesugeba pastebėti dauguma. Tai yra, kitaip galima pasakyti, kad jie mato žaidimą 1 arba 2 žingsniais į priekį. O čia yra tas futbolo IQ, ar čia yra psichologiniai dalykai irgi prisideda? O čia yra, kaip aš vadinu, 100 milijonų klausimus. Dėl to, kad turėdamas atsakymus į šį klausimą, gali kurti tokio lygio žaidėjus. Tai va, 2014 metų, atsakymas yra paprastas, 2014 metų Nobelio premija už mediciną buvo skirta daktarui Johnui O'Keefe'ui būtent už tai, kad jisai atrado arba įrodė principą, pagal kurį tai veikia. Tai yra pas mus smegenų dalis, kuri yra hipokampuose, yra atsakinga būtent už tai. Tai vadinamas vidinis GPS. Tai yra smegenų dalis, kuri yra atsakinga už orientaciją erdvėj. Ir kuo geriau ta smegenų dalis veikia, tai tuo efektyvesnis
Šitas tai vadinamas Okay, tai sukūrimas. klausimas esminis, ar galima tą smegenų dalį treniruoti? Tai ją ir būtina treniruoti, jeigu nori pasiekti aukščiausius, jeigu nori kurti žaidėjus kaip Michael Olise, ar Bruno Fernandešas, ar De Bruyne. Nes tai yra įgūdis. Bet kažkiek tai yra ir įgimta, Aliau. Bet smegenys pas visus vienodos. Nu, nežinau, kažkaip pas kažką vingių daugiau, o pas kažką mažiau. Viskas priklauso, kokius įgūdžius mes lavinam. Dabar, jeigu reiktų Michael Olise arba Bruno Fernandešui padaryti tokį podcastą, ar jie tą sugebėtų? Nu, jie iš daug kitaip kalbėtų turbūt negu aš. Gali būti taip, kad jie iš vis nekalbėtų. Kodėl? Dėl to, kad ta smegenų dalis unikali tuo, kad jinai išsijungia streso arba stresinių situacijų metu. Dėl to, jeigu jie matytų tokio podcasto, arba reikalavimus tokiam podcastui, tai kaip stresinė situacija, pas juos tas smegenų dalis išsijungtų. Taip pat, jeigu mes dabar išeitumėm žaisti su jais, tai pas mus ne tik turbūt, kad ta smegenų dalis išsijungtų, bet iš vis smegenys išsijungtų ir mes nesupratome, ką darom. Dėl to mes galim, ta smegenų dalis veikia efektyviausiai tik tai tada, kai mes jaučiamės saugiai ir kai mes jaučiamės savo komforto zonai. Tai yra žmogus, kuris išėjimą į stadioną ir rungtyniavimą prieš kitus, kurie bėga į tave pilnu greičiu ir žiūri, kaip tave ne tik kad kamuolį atim, bet ir nuspirti. Jeigu žmogaus protas yra netreniruotas išlaikyti tą stresinį lygį, tą smegenų dalis išjungs ir tu nepadarysi nieko. Ir tada bus taip, kad ką jis daro? Kodėl jis daro? Ką jis čia padarė? Čiagi akivaizdu, čia tavo akivaizdu, sėdint ir šitas, ir stebint. O tu nueik pamėgink ir padaryk vietoj jo ir pažiūrės, kiek tau yra akivaizdu. Todėl pas mumis tų sofos ekspertų pilna, kurie negalėtų net antroji lygoje B divizionė žaisti, bet aiškina top lygos žaidėjim arba jo labiau Premier lygos žaidėjim, kaip ten reikia vienoje ir kitoje situacijoje pasielgti. Aš kartais kaip komentatorius irgi nuklystu į tas lankas, bet aš labai stengiuosi save riboti, kad ten turėjau padaryti vienaip ar turėjau padaryti kitaip, aš stengiuosi tų dalykų nesakyti, nes žmogus, kaip tu sakai, yra stresiniai situacijai ir panašiai, tai kaip aš galiu to nepadarydamas, aš savo vaikų veteranų lygoje galiu ten įmušti, jei ją turėjo įvarčių iš pico, žinai. Bet man reiktų žaisti antroji lygoje B divizionė, aš būčiau miręs, ta prasme, per pirmas 2 minutės būčiau miręs tą aikštėje. Nebent meti tai, ką darai dabar ir visą savo pastangas. Vystau pastangas, man per vėlų akivaizdu, bet jeigu man būtų kokie 20 metų, aš gal galėčiau vystyti ir ten po metų gal kas nors pavyktų. Viskas priklausytų nuo to, kokiais žmonėms save apsisuptum. Dėl to, kad kaip ten bebūtų realybė yra tokia, kad mes negalim kažko išmokti, apie ką neturime žinių. Tai yra kuo kokybiškesnės žinios, kurias mums kažkas perteikia, tuo mes galime daugiau tas žinias įsisavinti. Dėl to ir jeigu nežinai, kad pas tavį yra smegenų dalis atsakinga už tą būtent kūrybingumą, tas vidinis GPS, už orientaciją erdvėj, tai kaip tu tada gali suprasti, nuo ko priklauso būtent tavo sugebėjimai. Jeigu nežinai, jeigu nesupranti, kad stresinė situacija, baimė, nerimas, bet kas. Nežinau, ten... Kol nepabėgo mintis, Elijau, pasakysiu, Valentinas Marinjonukas, Grizlio metodo kūrėjas, ten apie milijonierius pasakojo, kaip juos išmetė ten į visiškai kitą erdvę, kitą valstiją ir panašiai. Ir kaip suprato, kaip žmonės vėl milijoną nuo nulio pasidaro, tai tie žmonės, kurie neapibrėžtoje aplinkoje sugeba įdarbinti savo skillsus, savo įgūdžius. Žinai. Taip, viskas priklauso nuo tų įgūdžių, kuriuos atsinešė. Bet esmė yra neapibrėžtoje aplinkoje sugebėti juos, ta prasme, aplinka tai yra labai kitokia, visiškai, kaip ir sakai, bėga į tave 3 gynėjai vienu metu ir ką tu darysi dabar. Tai yra labai svarbu.
Dėl to, kad prieš kelias dienas vėlgi skaičiau straipsnį, kad ir Mesis, ir Ronaldo, ir De Bruyne, ir prieš tai Iniesta. Jie visi buvo paimti labai jauno amžiaus ir įmesti į savo svetimą aplinką. Ir būtent tas įmetimas į tą neįprastą aplinką, jisai sukuria stresą. Bet kaip dainavo vienoje dainoje, nuskesti daug lengviau negu išplaukti, žinai. Taip, bet nuo to ir pradėjom pokalbį, kad dėl to ir yra tik tai vienas ar du iš 100, kurie nepalūžta, o 98 vis tiek palūž. Tai netgi paėmus tą patį pavyzdį su milijonieriais. Kad būtent ir turi tą sugebėjimą pasiekti vat, savo įsibrėžtus tikslus. Jų tikslai yra materialūs, tai yra piniginiai tikslai. Sportininkų tikslai yra visai kitokie. Tavo podcasto kaip žinais, tie tikslai, kuriuos turi kurdamas šitą podcastą, mano tikslai, kuriuos aš turiu bendraudamas ir dirbdamas su žaidėjais ir individualiai, ir stadione, yra visai kiti. Bet rezultatai vis tiek priklausys nuo to, kaip mes efektyviai panaudojame tuos įgūdžius, kuriuos turim išsiugdę. Bet tai tam, kad mes tuos įgūdžius panaudotumėm efektyviai, mums reikia visų pirma suprasti, kas labiausiai lemia tų panaudojimų sugebėjimą. Tai yra, kas mums leidžia panaudoti tuos sugebėjimus pilnų pajėgumų ir tame tarpe, kas lemia, jog mes tų sugebėjimų išvis nepanaudosim. O principai vis tiek yra tie patys, tai yra neurologiniai. Tai yra psichologija ir kognityviniai sugebėjimai. Ir cigaretės. Cigaretės jos lemia, kaip veikia tie procesai. Dėl to, kad jeigu tu jauti, kad tau cigaretė padeda subalansuoti atgal tos procesus, kurie yra natūralūs, vanėsiu tą ir darai. Aš darau kitus dalykus, kuriuos mokau ir futbolistus. Tai yra ugdyti koncentraciją natūraliai, tam, kad jos nereiktų grąžinto, tam, kad jinai būtų ant tiek stipri, kad galėtum ją išlaikyti tiek, kiek tau reikia. O tai jau priklauso nuo mūsų fiziologijos. Dėl to darbas visada prasideda nuo, patys pagrindai yra išsiaiškinimas, kaip veikia mūsų fiziologija ir kokie fiziologiniai procesai labiausiai lemia mūsų psichologinę ir kognityvinę būseną, nuo kurios priklauso nuo sprendimų priėmimo kokybė. Ar tai būtų paprasta? Noriu vieną knygą parodyti. Taip. Matai, ne? Taip. Aš manau, kad Lietuvos futbolas murkdosi kol kas, su retom išimtim tam tikram poziciniam kare ir labai reikia to D-Day Lietuvos futbolui, žinai. Kas galėtų tapti Lietuvos futbolo D-Day? O klausimas, ar nepraėjo Lietuvos futbolas tos D-Day, kas man įdomu. Kas tai buvo? Nes galbūt majonezų fabriko įkūrimas buvusio vadovo, buvusio futbolo federacijos vadovo, nes futbolas buvo sugriautas 20 metų, nes jisai vis tiek pradėjo atsistatinėti prieš maždaug turbūt gerą 10 metį. Labai lėtai. O kitas, dar didesnė problema, aš manau, buvo tai, kad finansiniai resursai buvo kišami į krepšinį. Nemanau, kad aš nesutinku, žinok.
Aš manau, kad futbolo federacija, jeigu nebūtų vagami pinigai, galėjo padaryti labai didelį darbą ir jau tais laikais, kai jau visi kalbėjo, kad krepšiniai visi resursai, futbolas neturėjo mažesnių resursų, o šiuo metu turi netgi gerokai didesnius resursus, jeigu pažiūrėjot į biudžetą, UEFA išmokas, FIFA ir panašiai. Bet kadangi yra dar šalutinių biznelių nuolat šalia to, humeliukų visokių ir panašių reikalų, nu tai tam futbolui taip ir gaunasi, kad jis nesugeba progresuoti taip greitai ir gali kaltinti krepšinį, žinai, kad krepšinis ką iš 5 milijonų padaro, kaltini, kad tu nepadarai iš 12 milijonų. Nu tai ką žinau. Būtent dėl to aš ir pritariu ir norėjau pasakyti, ar tik nebus taip, kad jau praeita didiai ir kad futbolas iš tikrųjų Lietuvoje atsistatinėja. Nes reikia apie 10 metų, kad užauginti gerą, savimi pasitikinčią ir įgūdžių turinčią žaidėjų kartą. Ir kiek mačiau, ypač Kaune, bet vėlgi, Kaunas to jisai yra unikalus miestas, kad ten yra tikrų kovotojų miestas ir netgi SSR laikais Kaunas buvo, klausykis. Mačiau laidą, palikit juos ramybėj, nes ten jie kitokie. Ir labai, būtent tą aš pamačiau dirbdamas su jaunais žaidėjais, nes kol buvau Kaune, aš beveik 2 mėnesius dirbau su 2014 metų komanda. Ir kiek žinau, galbūt aš neteisus, bet kiek žinau iš trenerių, kad šio amžiaus komanda nei vieno karto nebuvo laimėjusi turnyro užsienį. Ypač Lenkijoje, tai Mragovo turnyro, o tie vaikinukai nuvažiavo ir šiemet laimėjo. Ten, kai Andrius sakė, kad galbūt ten nebuvo kelių galingiausių komandų, kurios pastovi, ir klubų, kurie pastovi dalyvaudavo. Bet faktas yra vis tiek faktų, kad vaikinai nuvažiavo ir laimėjo. Nors man 2 mėnesius buvo brukama į galvą, treneriai, jūs nežinot, Lenkai, jie agresyvūs, jie spardosi, ten mes nuvažiuojam ir pasimetam. O gavosi taip, kad Kauno vaikinukai nuvažiavo ir šiemet visus spardė. Tai turbūt šitas faktas būtų man daug svarbesnis negu darbas su pirma komanda ir galbūt netgi darbas su 7 kart Lietuvos čempionais ekranu. Tai, kad vaikinukai nuvažiavo, nauja karta nuvažiavo ir pasiekė tai, ko visi bandė man įtikinti, kad net nesvajoka, tai tu ką, jūs nematėte, jūs nežinote. Siek neįmanomo, pasieksi maksimumą. Taip, bet tam, kad perteikti tą žaidėjams, tai yra, manau, pagrindinis trūkdis ir pagrindinis stabdis, kurio galbūt ir labiausiai reikia. Galbūt tai yra paskutinis veiksnys tam Lietuvos futbolo dydei. Nes kai aš atvažiavau į Kauną, kaip ten bebūtų, Bivonas daugiausiai žaidėjų, jaunimo žaidėjų paruošęs Lietuvos rinktinėm ir Edmundas, su kurio beje labai puikus santykiai liko iki šiol, kuris buvo U15 rinktinės treneris. Aš vienintelį jam sakiau, Šaika, aš ne tam atvažiavau, kad parodyt jums, žiūrėkit į mane, ką aš galiu. Aš atvažiavau jums parodyt, kad, Šaika, pažiūrėkit į mane, jeigu aš tai galiu, tai jūs tikrai tai galite. Čia gražia gaida, Elijau, manau, kad pratęsim mūsų pasvarstymus apie futbolą ir gyvenimą už kokių poros mėnesių, bet šiandien galbūt užteks. Manau, kad daug ką aptariam, daug įdomių dalykų. Dabar noriu pabaigoje tiesiog palinkėti Kvičiai Kvaračkėliai tapti Ballon d'Oro laimėtojų. Nežinau, pritari, nepritari. Kodėl ne Harry Kane'ui? Ne, Harry Kane'as nelaimėjo Čempionų lygos, o Kvičia gali laimėti Čempionų lygą. Supratau, geras, bet 60 įvarčių irgi. O pasaulio čempionatas irgi nelemia nieko. Aš norėčiau tada, kad Anglija žaistų su Norvegija ir laimėtų Angliją. Su Japonija. Su Japonija, tarkim, irgi nebūčiau nusivylęs. Jeigu žaistų su Argentina, irgi nebūčiau nusivylęs, bet linkėsiu Anglam šį sezoną sėkmės, nes kiek galima, 60 metų, 60 years of pain, ne? O jeigu dar būtų Anglai Vokiečio vedami,
Tai būtų iš vis pasaka. Čia Jo, tikrai ir yra. ant linksmos gaidos tada ir baigiam. Ir Jo, ačiū visiems, iki kito karto. vienas malonumas, dėkui visiems.